Rašinėjimo žinutėmis su Mačiuliu. Ne, po to nebesirašinėjom. Bet tai kažką rašėjom tada, kai jis parašė, kad važiuosim kartu vieną grupę? Ne, tai parašiau, kad padarysim viską, kad jis nori atvažiuoti į Lietuvą, tai parašiau, kad taip ir bus. Žaidimas su Panathinaikos su ypatingas kažkuo, nes ilgametis varžovas. Tai kažkiek, gal aišku, labiau žinomas varžovas, labiau noris nugalėti, bet tai yra pirmas varžybos Eurolygoje, žaidžiam namie ir nereikėtų to sureikšminti. Svarbiausia, kad gerai išanalizuotume, gerai pasiruoštume ir kad būtų geros varžybos mums. Panathinaikos komanda šiemet kažko kitokia? Nepasakyčiau kažkiek, kad kitokia. Aš susipažinau porą žaidėjų, tai Batista ir Foci, bet supirko porą graikų, o šiaip tie žaidėjai vis tiek yra daugmaž iš praeitų metų. Jie pakankamai ilgai žaidžia kartu, yra susižaidę, tikrai yra pavojinga komanda ir tikrai turi visose pozicijose pajėgių žaidėjų. Kas tau asmeniškai sunkiausia būdavo rungtyniauti su Panathinaikos, nežinau, gynyba kažkokia? Na, žaidžia vis tiek, žaidžia daug, sakykim, to pick and rollo žaidžia daug, ypač Diamantidis, yra tas Kari, kuris žaidžia metikas, tai tokios, kai žaidži prieš tokias komandas laikas, sunkiausia yra apsiginti. Ir be abejo, jie tikrai gerai ginasi, todėl ir yra viena iš tų, sakykime, elito komandų. Bandysit greitinti kažkaip žaidimą tempą? Nežinau, dar, sakykime, Panathinaikose dar nekalbėjom, nes buvo vakar laisva diena, šiandien tik susirinkom, tai manau vakare apie tai kalbėsim, negaliu nieko konkretaus pasakyti.